Sveiki, hebrytė. Šiandien toksai eksperimentalus epizodas, tikslingiau bus pasakyti epizodas su eksperimentais. Pavaikščiau čia po kaimą ir supratau, kad aš turiu porą ginklų ir norėčiau juos protestuoti. Suradau čia kai kurių nesąmonių, kurias mes šiandien šaudysim. Pirmas mūsų ginklas šiandienams eksperimentams bus Airsofto koltas. Čia yra standartinis airsoftinis pistoletas. Čia mes dedam dujų balionėlį, sukišam kulkas ir galim šaudyti. Antras ginklas būtų pneumatinė vintovkė. Šaudo mažom kulkom ir pažiūrėsim, ką jinai gali. O mūsų šiandienas galingiausių ginklų bus šūdas, kurį aš surinkau 5 minutės atgal garaže. Bulvių patranka. Iš esmės biškį bijau, nes jinai dar nešaudyta, dar netestuota. Aš vieną kartą garažiai šoviau su skuduru, tiesiog pabandyti, kaip tai viskas veikia. Ir skuduras iššovė, bet kaip bus su bulvėm, neaišku. Bulvių turim, einam šaudyti. Čia išnešiau iš garažo porą šiukšlių, į kurias mes šiandien šaudysim. Čia yra kartonai nuo Vanso, mano bonkės nuo proteino, skarbonkė ir neemkinės grotelės. Vienas grotelės turiu, nes mašina pas mane atvažiavo daužta ir vienų grotelių tiesiog neegzistuoja. Ir kam reikalingos vienos neemkinės grotelės. Tad nusprendžiau, kad bus įdomu pažiūrėti, kas su jais bus nuo bulvių patrankos. Reikia kažkaip atmatuoti atstumą, iš kurio šaudėsim. Padarysim tai grubiai. Manau, kokio 10 metrų užteks. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, manau, kaip tik. Iš čia ir šaudysim. Pradėsime nuo Airsofto pistoleto. Yra dedami štai tokie CO2 balionėliai. Čia iš galo išsisuka tokia propkė kaip. Įsideda balonėlis ir viskas užsispaudžia. Dabar pistoletą užtaisom ir viso, kaip tikras ginklas. Svarbu tik tai nenušaut savo kameros. Blemba, čia nepataikėsi, nu nieko. Iš pradžių skarbė. Iš pirmo. Dabar plastikinės bonkės. Ir yra kartonai. Ir dabar į grotelės. Visi, tuščias. Ir plastikų nieko nesimato. O ne, čia biškį matosi įdabimas. Štai čia iš vieno kažkokio kampo. Šitas kartonas matomai gavo vieną kartą. Čia irgi skylutė, bet nepramuša kartono. Kaip atrodo skarbė. Tiesiog išmalta šiaip. Turėtų skaudėti gauti iš tokio Airsofto. Kaip grotelės, ant grotelį nesimato nieko. Dabar pažiūrėsim, ką padarys pneumatika. O kaip gražiai kulkos supakuotas. Naujas pakelis, specialiai šitam video. Skarbė yra, bet nenukryto. Įdomu. Tikriausiai tiesiog paliečiau. Nu, pakartosim. Vėl nenukryto. Nu, trečias nemeluoja. Na gerai, tikriausiai pramušus skersai ir todėl nenukrenta. Gerai, šaunam į plastikinės bonkės. Iš pradžių kairę.
Dešinė. Gerai, čia kaip automatas dirbu. Kartonai. Kairys. Na nieko, čia tai pramuš tiesiog stipriau negu ir softas ir viskas, nieko čia rimto nepamatysim. Dešinys. Įdomu dabar į grotelės pataikyti. Bus kaip akmenukas ant greičio 200. Nepataikiau. Bema čia dar pataikyti grotelės reik. Josgi grotelės. Nepataikiau. Nepataikiau. Pala. Negali tai būt. Netikiu. Kažkokia chuinė. Aš noriu pataikyti į grotelės. Buvo vienas smūgis, čia į šoną bandžiau įtaikyti. Dabar lūptelsim taip, lyg tais akmenukas įskrydo. Nereik per daug kiekauti, jo lopas iš pneumatikos negaliu pataikyti į grotelės. Pažiūrėsim, kas atsitiko. Aha, tai skarbonkai tiesiog skylės, todėl ir nenumušinėjo. O kokios gražios, pažiūrėkit. Ir 3 pataikymai buvo normalūs. Taip, kartonė, ką mes matom? Tiesiog skylutė, nieko naujo. Oi, va skylutė. Kaip pas mus plastikas atrodo. Pramušta viena pusė. Tikriausiai viduj surasim kulką. O! Kartu su proteino kulka. Galima dar kartą šaut. Kulka kreatinė. Beveik nesusideformavo. Kasgi su grotelė? Taikiausi čia vieną kartą. Ir žinokit, nieko nematau, netgi chromas nenuskrydo. Ir užtaikiau čia vieną kartą. Ir irgi nieko nėra. Wow. Esu nustebintas. Rimtai nieko nėra. Va čia matosi, kur kulka atskrydo. Bet net chromą nenumušiu. Per silpną pneumatiką pasirodo. Grotelio nesulaužo. Gerai. Mesgi turim dar potato gun. Aišku, iš jo pataikyti reikėtų. Bet jei pataikysim, manau, pizė tiems groteliams. Žinokit, hebra, biškį bijau aš šaudyti iš šitos patrankos. Čia bus pirmi testai su bulve. Nežinau netgi, iki kur čia kišt. Paimsim kokią nors tokią. Nu gerai. Ir kadangi patranka nėra vienas iš taikliausių ginklų, sustačiau visus mūsų mišenį į vieną krūvą. Lakas plaukams. Ojoj, per daug perpyliau, jau tai žinau. Žiebtuvėlis. Nežinau, iš ko čia imtis. Eik tu nahui! Gerai. Pirmas dalykas. Sėkmė. Bulvė skrido kosmiškai greitai. Antras dalykas. Nepataikėm niekur. Tai užsitaisom dar kartą ir bandom. Kaip kvepia tas mūsų plaukų lakas. Gerai. Bandysim kaip nors pataikyti.
Baimės pilnos kelnes. Per mažai dujų. Tai biški daugiau pripilsim. Galima kaimynus gąsdint. Kad tik jie žinotų, kokiam nesąmonėm čia užsiiminėjau. Ir galima kišti iki čia. Tai jo, kažkaip. Čia ir gerai bus. Daugiau dujų. Kaip ir praeitą kartą sakiau, svarbu savo kameros nenumušt, o visas kitas pohui. Nu ir kad rankos liktų. Paik tu nahui. Kai tvojo. Dingo bulvė. Užtaisysim kitą ir pabandysim iš arčiau. Nepataikau aš iš taip toli. Šitą video svarbu baltarusams nerodyt. Apsivers, kad bulvės sugadinau. Einam iš čiut arščiau tvosim į šitą visą čiūdą. Beveik pataikiau. Yra jausmas, kad pro čia taip pat ranka išsiardys. Aš aišku sustiprinu su samarėzais, bet čia jisai tik tai vienas. Ir čia jau labai smarkiai bando viską išimti. Iš galo 2 samarėzai, kaip ir viskas tvarkoj, viskas laiko. Bet tas vienas mane gąsdina. Gerai, bandom dar kartą. Noriu pataikyti į grotelės arba nors kur nors. Sėkmė ar nesėkmė, pataikysim ar nepataikysim. Štai kur klausimas. Pataikėm. Blet, patranka ardusi. Konkrečiai, reikia dar vieną samarėzą. Ui. Nieko, sustiprisim. Einam pažiūrėsim, kas atsitiko. Ten yra bulvė. Nėra bulvės. Kartonas suplėšė. Skarbė visą sumovė. Va čia atskrydo bulvė, matau. Išsitaškė. Noriu į grotelės dar pataikyti. Gerai, čia visas nesąmonės tegul stovi gal. Kaip nors taip. Mes bandysim pataikyti į grotelės. Bandysim suvaryti grotelės. Kol nepataikysiu į grotelės, arba kol neišsiardys mano patranka, nebaigsiu šito video. Tu načert. Gerai, dar vienas. Arrivederci, baby. Lygtais pataikiau. Blemba, tvirtos tos grotelės, žinokit, BMSu. Žiūrėkit, bulvė atskrido va čia, va, tiesiai grotelės ir nieko nesulūžo, jinai tiesiog ir parsipjovė. Rimtas dalykas tie BMSai. O sako, plastikas, hujetikas. Rimtas plastikas. Всё фигня. Noriu tvot į tolį. Ten turiu pievą, kažin kur eina. Tai šausim tenai. Pasiruošę? 3, 2, 1. Manau, metras. 100 metrų tikrai buvo.
Ir jausmas, kad galima biškį labiau pripumpuot ir šaut toliau. Davai sukišim šiukšlės, kurias liko po šiandienos šaudimų. Nu kaip šiukšlės, bulvės. Ir tvuosim jas kuo toliau. Kaip ten sakoma, yra, nėra bus? Blet, žaisliukas. Jeigu jums buvo įdomu ir juokinga, rašykite komentarus, ką dar atvežti kaimą ir suniokot. Žodžiu, į ką pašaudyt iš patrankos. Tęsiant idiotiškus eksperimentus, nusprendžiau, kad reikia biškį padaryti tuningo BMW ir padaryti išmetimą. Suradau garmonykės. Kaip atrodo tau? Suveiks bairis? Geras tuningas. Nuvažiuosim į Hanerį? Mėginsim, jeigu geras garsas bus. Tuning! Kaip tau mano naujas išmetimas? Gražiai skamba. Važiuojam į Hanerį. Blemba nelabai spėjom pasidžiaugti, nespėjom nuvažiuoti iki tą pačio Haneriuko ar ten K29, nes nuspjovė tos garmonykės, einam ieškot. Tikėkime surasim. Eksperimentas tęsiamas. Suradom. Biški negerai jiems, biški išsilydė, bet groja. Tai priklijuosim ir kažką dar prasilėksim. Blemba, hebra, bandėm čia dar kartą priklijuot, bet, kaip matot, labai jau čia viskas išsilydė. Temperatūra išmetimų čiut per aukšta ir neišėjo dabar ant greito viską padaryti. Išsilydo, nieko nesilaiko, nieko neveikia. Tikiuosi, nors biškį pažvengėt, nors biškį čia išgirdot, nes mes tai dar biškį prasivažiavom, bet jo, daugiau čia nieko neišeina. Tai rašykite komentarus, ar pabandyt gal surast kokias metalinės, ar kažkaip kitaip prisukt, arba tiesiog bibi dėt ant šitos idiotiškos idėjos ir galvot kažką kitą. Ačiū už peržiūrą, statykit laikus, rašykit komentarus, pafollowinkite šitą kanalą. Ate.